Sveiki. Tai va, atlėkiau šiltnamius. Pajungt iki galo čia laistymą. Kaip ir užsijungta, bandžiau dar čia užvakar. Bet yra čia visokių niuansų. Kur leidžia, kur šlanga, kiaura. Čia beveriant tas juostas ar užsikabino kur, ką. Tai va, reikia iki galo čia sujungt, suviršti. Čia buvau paleidęs, jau matosi užkabinta biškį ir leidžia. Tai reikia tokį sujungimą. Eina iki galo čia tos visus sujungimus, praleidimus sujungti ir jungsiu laistyti. Prisivaliau filtrus. Bandysim leisti. Nuo pradėsim kraštinę. Tikrisim, kas čia kaip gaunasi. Kur varva, kas. Kažkoks garsas girdis. Tikrit. Lemba, kad čia sujungimas, čia. Srovė. Ir atrodo, iš kur jis čia galėjo. Čia pasidėsim, pasižymėsim. Reikia eiti sukti. Daugiau gal. Čia kažkaip labai daug vandens, bet liktai nebėga. Nu gal daugiau ir viskas šitam. tą dar sujungsiu. Ir šitas bus paruoštas. Va, kaip ir viskas ok. Bet va, nelabai man čia patinka šitie. Čia reikia per daug kartų, kol prilaistys. Čia mat naujoviški maišai. Visada būdavo durpė per litas, o čia durpė per litas ir kokosas. Va, jis nenori prisilaistyti. Atrodo jau kiaurai bėga, bet realiai ir bėga toje vietoje, kur pavarva ir bėga, jis neprisilaistė pildas maišas. Bet čia taip su tokiu yra, čia reiks per keletą kartų atvažiuoti, gal ir toj poryt vėl kol sušlapsis. Nu čia grinai sausa, o viskas bėga. Biški. Lievai taip, bet nu ką darysi. Nu, mat ir ta durbių, tas visi maišai nuo rudenio stovi, tai biški pradžiūja daugiau gal negu reikia. O šitas kaip ir ok, einam prie kito tada. Tai va, čia irgi skylė. Ir kaip tyčia visas skylės pačiam gali. Tai pirmin atgal turiu vaikščioti. Čia šitam tai dabar tas tik 3 va, naujos vagas, 3 ir laisto, nes tos senas. Tai kiaurai, oi, čia jau čia skylė tai bėga. Eina pasižiūrėti tarus su tais. Čia seną šniūrą dėjau tą laistomą juostą, tai visą čia blokiau. Na, kaip ir viskas ok čia. Einam ten žiūrėti, kas ten taip bėga. Šitą biškį ištemsiu iš galo. Čia kažkaip daugoka, bet čia gal nepataiko į maišą. Bet turėtų va čia, bet tikrai kažkas kiaura.
Nu, eina ieškot galų. Tai va, čia kaip ir viskas daugiau sutvarkyta. Ir bandom jums sekant. Dar biškį gal įliesiu ir eisiu prie sekančių. Šitą suko lauk atidarom. Sekantį. Galim žiūrėti. Reikės ten baisybės gal. Bet ten bandomai tą kai leidau, tai niekada ten baisi nebuvo liktai, nes nauja juosta visiškai. Jau bet tie priekiai tokie buvo. Leidot tuos čia reiks persukinėti rūdviščių. Kažkas. O kai sakiau, tos va vietos iki laiko. Čia va tie su žaliu. Tai dar, bet va tie va čia aš nesuprantu iš vis. Jūs sriegis atvirkščiai. Čia užsukti. Šitas šis leidžia. Ką reikia atsitaisą priekį išvažiuosti. Kažkas kirtis ir ten. Bet gal čia viskas ok. Čia turbūt viskas ok bus, nes nauja laistymo juosta. Man tik tas priekis eina sutvarkyti. Nežinau, čia tas šiltnamis tai kažkoks prakeiktas. Man ten su senais tais viskas bėga ir dabar. Nu nėra tokios, kad nebėgtų. Visas svarbu. Visas svarbu. Kada reikia tu nori, tu trauki per kišį. Tos o tik tai su juodais tai iš vis baisi. A daugiau, nu visi. Nesuprantu. Turbūt taip ir paliks. Ir čia baisiai, aišku, įsipildo viskas, bet nu, lemba, norėtųsi. Nebūtų čia tai. Bet matau, kad nesigaus greičiausiai. Ne, čia daryk, ką nori. Nežinau, kas yra. Visi bėga, nu čia minimaliai patvarkai. Čia priviniojau to šniūrą vis tiek. Užsukam dabar, pabandysim ant šitakį laistymą. Dar čia reikia dadėti, bet čia esu kaip ten laistą. Dar čia į tą vidurį įdėsiu dar vieną kraniuką arbūzam čia laistis. Laistinam. Žiūrėsim, ką čia arvotas. Išsukins, man atrodo, švirkį. Ai, tas laisvas. Oi, dabar teks eit po vandenį atsukti. Kietas. Nu, ką darysi? Nebeužteks irgi vandens. Ko tie nebėga. Ai, gali būti užrūgę. Iš po žiemos dar kraniuk. Nu, žiūrėk, gal užteks. Ko tu čia nepasvėjai? Ai, va, užsikyšiu. Eina prakrapštysiu. Nu, mažok srovė. Tas paskutinis jau iš vis vos bezda. Tai 3 kaip ir užtekt. Reikia turbūt tą žalį žarnas storesnės pirkti. Nu, nes čia lemba spaudimą tai turi
turi atnešę. Šiltnamis palaistė pilnai. Iki to žalio ar pažiūrėk, gal čia užsilenkė dar. Biškai. Nors neužsilenkė. Kaip ir tas. Nu, dar vieną tokį pastatytum. Būtų gerai, bet dar vieną pastatysi, iš vis travės nebeliks. O čia tarpas, o ten nedaten. Nu, žodžiu. Eit žiūrėti reikia čia kažką. Nieko čia dabar nežiūrėsi. Reikia dar vieną purkštuką. Šlangas storesnes, tas šalesnį pirkti. Eisiu pažiūrėti, gal pas mane dar jų yra. Va, storesnę šlangą radau vieną. Uždėjau. Kaip ir padidėjo čia ta paskutinė srovė. Čia tai dabar pildai užtenka. Nu čia biškį reiktų tą arčiau ir dar vieną. Ar nenori, nes va tą čia griausiu šiemet. Lauk ir tos čia bandys dar sustatyti. Iš šių čia augo grybai irgi. Jeigu nesutranyja, aišku, jie visiškai. Ne. Statysiu. Na arba, jeigu tingėsiu, tai tas bus ant kilnojimo vienas. Tai čia su to kilnojimo, tai paskui užmiršti, nedalaisti. Tai va, tiek čia su tais. Einu dabar dar padarysiu arbūzam laistymą. Tada eisiu ten skilių, mačiau visokių gyvūnų, žemą pragraužti. Eisiu tas skylės užlopysiu visas. Bet ten reikia patvarkyti su suktuku, tuos braškiam. Vadinas, nežinau, kad atsiremt, kad nenulūžinėt. Dabar jungti va čia va laistymą. Kirpsiu, tą dėsiu, šarną čia atsivedžiu. Ant galo da ten tą kažkur mėtėsi, čia reiks ieškoti. Jeigu ne, tai kelių eurų nupirksiu tą tokį, kur laistyti. Šlangą pravedžiu iki pat galo, slungiu. Tai man pasidarau prisitemsiu ten pačioje pradžioje, na ir čia tada tos arbūzų iki galo suliet su kraniku. Čia va irgi tokie patį. Geriau kaip ir braškiu. Čia užsisukti, tada galėtum šitakį, atsisakį. Vieną užsakį, kitą, tada tam tik, tai nu vienu žodžiu. Daug sukiojimo, bet ant vieną šlangas jis nereiks čia 10 šlangų. Nu tai ką čia dabar galvoju? Gal ir tiek čia su visais jungimais. Galime klijuoti. Plėvelių plyšus. Va, tokia va yra. Čia turbūt žiemos metu. Nežinau kas. Lapė. Ar kokie šeškai, gal vėl nežinau, ko čia ateina ta sodyba žiemą, tai pėda pilna būna. Šilčiau gal lįsdavo į šaltnamį miegot. Šitą užtaisyti. Čia jau ta pagrindinė. Mačiau dar. Nu va tai va, laikinai. Laikės vasarą. Čia man jisai vienoj vietai kažkoks čia pragriaužęs, čia dar biškį. Daugiau kaip ir taip nesimato. Eisim dar, keisi visą šiltnamį paieškoti. Skiliu. Nu va, apėjau aš čia. Čia va tokių skilelių radau. Biškį apklijavau. Čia tokių visokių. Toliau iš vidaus labai nepatogu. Klijuot patogu, bet drėgmė didelė, nelimpa niekas. Iš išorės čia nepasieks išklijuoti. Tai dabar čia taip apklijavau daugmaž. Ir kad laikytų. Bet čia jau viskas, turbūt paskutiniai metai, čia taip plėveliai. Kelinti čia dabar galvoju, 5 metai.
garantija tipo 7. Bet jau nebeatlaikės. Nes jau ir tos rūdyja visi. Visagelis ir ten tas rūdėtos vietos. Ten irgi jau šiurkštus gaunas. Ten plėšta. Svarbu atlaikyti šį pavasarį, čia tų vėjų bus didelių. Paskui žiūrėsi. Greičiausiai jau reiks jas keisti. Nu tai šiandien jaučiu tiek.